Kas neturi Facebooko, pakelkit savo Nokios 330. Facebooką turi visi. Facebookas yra žiauriai genialus dalykas. Koks yra paradoksas? Man atrodo, jeigu prieš 7 metų į KGB ateitų čiuvakas, kuris pasakytų, Chebra, turiu naują idėją. Padarom tokį dalyką, kur žmonės patys kel savo nuotraukas, patys sakys, kur jie yra, ir jie mums dar už tai mokės. Ir KGB pasakytų, blėt, pasakyk, kad jie dar mes kas ką valgo. Facebook'e beveik 2 milijardai vartotojų, bet yra vienas socialinis tinklas, kuris yra žymiai kitesnis negu Facebookas. Ir jį sukūrė Dievas. Jis vadinasi, blėt, gyvenimas. 6 milijardai vartotojų. Ahujena grafika. Niekada nelagina, jei ne Alzheimeris. Gyvenime niekada nepribėgs prie tavęs čiuvakas ir nesakys, nori pažaist Candy Crush sagą. Niekada nebus, kad laukia prie tavęs pribėgs kažkoks duchas ir sakys, ateik į mano eventą. Ir tu toks prieimo, eit ar ne eit, maybe. Bet Facebookas turi pliusų, iš tikrųjų, jeigu lyginant su gyvenimu. Facebook'e tu gali užblokuoti žmogų, gyvenime už tai gauni 12 metų. Mano mama neseniai užsiregistravo Facebook'e. Ir žinot, mama Facebook'e yra labai patogu. Mama invite you to the event. Olegai valgyt. Ir dar yra tokių moterų kategorija Facebook'e. Ale supermamos, kurios taip ant rankos laiko, blėt, saulutę profile picture. Aš vieną kartą pakomentavau tokią nuotrauką. Labas, faina, bet kaip tau nebuvo karšta? Ir jį man atrašė, Olegai, ašgi nerimtai čia, aš tiesiog taip laikiau ranką.